Sveiki dar kartą. Šiandien trumpai apžvelgsiu 3 at, kiti vadina atyr, runų lygmenis. O štai rodau 3 lygmenis. Tai yra visos 24 runos, kurie turi knygą. Mano tai tikrai informacija turi, esu ir PDF failų siuntusi, kas turi, tai pasiskaitykite iš naujo visų runų reikšmės, bet dabar apibendrintai runos yra vis dėlto sugrupuotos. Pirma dalis, antra dalis ir trečia dalis. Pirmoji dalis yra vadinama irgi 8 runos, kaip socialinis lygis. Dievas Freyr, tai kaip realybės forma arba teisės įgijimas į kažką realybėje. Prašau, čia 3, dabar pakeisime taip. Prašom, čia pasiskaitykim, aš ir užrašiau, kad taip. Reiškia, visos 8 runos, tai bazinė energija, kuri formuoja realybę. Tai materija, socialiniai ryšiai, realizacija. Tai tiesiog būtis ir teisė įgyti kažką, teisė veikti, teisė žinoti. Šitame lygyje šios runos duoda žmogui arba veiksmui įvykti. Tai vat ir sakom, kad bazinė energija, jinai formuoja. Būtent Dievas Freyr šiai runų grupiai, šiaip po 2 runas, viena iš kitos eina per energijas ir čia ne šiaip savo jos susigrupuoja, bet dėl didelio formato video aš čia nepasakosiu. Labai daug. Pirmoji runa, su kuria šiandien šiek tiek susipažinsime, bus Fehu. Tai vat atsiminkit, dar papildomai tęsiu toliau susipažinimui, kad žinot, kas dabar ta antras lygis runų, tai būtent šios 8 runos. Jau yra dievas Heimdall. Kitaip tariant, šita linija runų yra vadinamoji juodoji. Visos runos yra juodosios šiuo atveju. Ir čia yra, kaip ir parašiau, išbandymas, apribojimas. Jame reikia mokėti susivokti, suprasti, ko iš tikrųjų labai reikia. Čia būna gana sunku. Žmogus turi ištverti. Arba tiesiog veiksmas turi kažkaip persitransformuoti, Hagalas pertransformuoja būtent. Čia per aukščiausias jėgas, per gamtą, čia gamtas žmogus. Heimdalis šiaip yra jūros ir vandens dievas, tai vidinė galia ir galia veikti. Vat šitame procese, kai viskas išsikristalizuoja, suprantama, kai atlaikomi išbandymai, tada pereinama į 3 vadinamą atą, čia ne šiaip sau tie 3 lygiai sudaryti. Ir dabar imame 3 lygmuo, kur yra irgi 8 runos. Pradedant Teivas runa, čia jau dievas Tyr. Tai jau teisingumo ir kovos dievas ir aukščiausiųjų jėgų veikimo galia. Taigi čia šitame ate šios runos veikia jau kaip rezultatas, bet kaip teisingas. Tai teisingumas, pasiekimas ir rezultatas. Šiuo atveju 2 runos Teivas, Evas. Čia yra kosminis teisingumas, kadangi Teivas yra Tyro
Tyro runa, Evas yra ir Odino, ir Loki runa. Tai va čia yra aukščiausia jėgų veikimas, kurie nurodo, kad pagal visą aukščiausią galią įvykdytas teisingumas kosminis ir pergalė pelnyta yra tikrai ir jinai užtikrinta. Tai kaip naujas būties gimimas ir atsiradimas kaip rezultatas. Tai va tiek apie atus. Čia dar noriu parodyti tokį vadinamą pasaulių galią. Tas vadinamas runų medis Yggdrasil, kur aš ir darau diagnostikas. Čia mes esame kaip pasaulis Midgard. Ir matote, aš čia ir nupiešiau. Taip horizontaliai viena yra balta, o kita juoda. Tai būtent antrasis at ir yra tos vadinamos juodosios runos arba požymis. Čia įeina ir pasąmonė, ir praeitis, ir karminiai dalykai, ir mirtis, ir ledas, o čia viršuje yra, reiškia, dievų galia, tik tai jau šviesiomis veikimo galiomis. O taip. Dabar paimsime pačią runą Fehu. Čia padedu runą Fehu. Runa Fehu tai yra įėjimas į patį runų egregorą. Jinai atstovauja daugiau materialinį pasaulį, tačiau jinai duoda ir socialiniam lygiui sėkmę. Tai pirminės jėgos į šitą čia įdėtos į čia ir dabar, kad teisės yra įgytos ir kad visi veiksmai per šitą runą yra galimi su palankiu rezultatu, jeigu jinai yra teigiama. Bet aišku, jinai gali iškristi mantikoje, pranašavime ir neigiama. Tai tada jau visai kitas lygmuo ir visai kitas. Sakykime, dabar yra teigiama. Taigi įgyjama teisė, žodžiu, įveikimą šiuo atveju. Bendrai paėmus, tai ir kūrybinė energija, ir potencialas, ir mokėjimas valdyti materialinius dalykus, pinigus. Žodžiu, gali būti net kažkoks tai santykis su kitu žmogumi meilės atžvilgiu. Gali būti čia kaip vienas iš tų. Tai yra gerovė, sėkmė, įsigijimas, biznis, finansai, sakykime, norų išsipildymas materialiniam plane, pasitenkinimas dėl kažko tai įgyjimo, nes tai yra įgyta teisė, tai kartu ir dvasios galia, galimybė įtakoti kažką tai, į laisvės pasirinkimą. Fehu yra labai plati runa, žodžiu, nes pirmam ate, taigi jinai duoda teisę veikti ir įveikti visas ten kokias nors kliūtis, jinai kaip kosminė galia prasiveržia. Tačiau jeigu jinai krenta neigiama reikšme, tai iš karto jau gaunasi, kad tai nuostolis, kad tai kažko negavimas, kad atrofuota teisė į veiksmą jau toliau rodo, kokia kita runa iškrenta. Sakykime.
atrofuota teisė į kažką. Nu, tai sakykim, taip aš paimsiu iš kortų kaladės. Dabar sumaišau ir vieną padedu. Va čia mantika yra, žiūrėkit, taip. Va, pasižiūrim dvi pranašavime ir kaip dabar traktuoti, ar ne? Tai yra fehu ir perta. Negatyvi. Antras atas, kur, žodžiu, šiuo atveju nėra jokios teisės, čia šiaip perto uždarytas šansas, faktiškai nėra jokios teisės veikimui, jokios teisės gavimui. Visiškas nuostolis, piniginė ištuštėja, reikalai nejuda arba juda nuostolingai. Tai va štai tokia yra, reiškia, reikšmė. Bet jeigu mes versime fehu ir perto, taip, iš karto reikalai pasikeičia. Reiškia, kad čia jau piniginė pilna, nes perto dar reiškia piniginė, šansas sėkmingas. Na, kartu perto dar yra aukščiausiųjų jėgų veikimas per nornas. Tai čia netgi ne tik kad įėjimas į runų egregorą, čia jau faktiškai aukščiausiųjų jėgų veikimas ir davimas žmogui ar kokiai organizacijai, ar tai kokiai, sakykime, įmonė ar kažkas, jeigu dėliojasi tam reikalui mantikai išpranašauti, šansas yra didelis gauti gerą pelną, gerus rezultatus, gerą socialinę sėkmę, tiesiog išlošimas netgi labai stiprus. Ir čia jau, taip sakant, netgi per antrą atą, reiškia, visi išbandymai negatyvus pasišalina ir gaunamas pelnas ir socialinė sėkmė ir pinigai. Tai va tokiu variantu aš kaip su fehu, kaip dedant, jeigu. Taip, kas turi knygą ar ten PDF failą, jeigu reikės, parašykite žinutę, PDF failo atsiųsiu reikšmės. Šiaip aš čia nepasakosiu plačiai, ką jinai labai daug reiškia, bet video formatu pasakoti taip detaliai, kiek jinai apima, na, tiesiog nėra galimybės. Suminėjau tas negatyves ir pozityves spalvas fehu runoje. Nu, kad dar jinai turi, sakykime, jeigu fehu urus, reiškia, jeigu dar būtų tokia, tai kaip žemės palikimas, na tiesiog tai fehu, tai gavimas kažko, įgijimas kažko, teisė į tą. Žmogus ar kažkas turi teisę, jam tai priklauso. Tai bet toks dalykas. Dabar, ką čia turėsiu dar šiek tiek parodysiu ir maginės reikšmės, sakykime, formulių sudarimo. Čia aš kažkiek pasipiešiu, kad jums šiek tiek aiškiau būtų, kaip čia buvo mantika. Tai pasiskaitysit, o dabar praktika. Tai kas norės. Čia trumpai, aišku, praktika tai čia yra viso gyvenimo reikalas, kas pradės, kas norės, tas mokysis, pats ieškos. Tai yra labai svarbu runų mokymasi pačiam iniciatyviai ieškoti, rinkti, suprasti, perleisti,
pergyventi. Kiekvieną dieną išsitraukite po runą ir sekite, kaip ta runa, kas turi runas, o kas neturi, gali pasidaryti, tai dar geriau. Ilgiausiai ir geriausiai, aišku, runos akmenyje, minerale graviruotos, medyje taip pat, popieriniam variante irgi gali būti, bet jau taip geriau turėti maišelyje, taip sakant, medinį ar mineralų variantą. Dabar kaip runų formulės šiaip daromos. Taip labai trumpai, aš čia supažindinu. Dabar turėtumėt matyti, kaip ta runų. Šiuo atveju aš imsiu 3 runas. Būna ir 2 runos, bet jos skiriasi pagal veikimo kryptį. Taigi, runų formulė kaip. Pirma, sakykime, visada čia eina matematika. Ir mechanizmas yra toks. Pirma runa. Kryptis į veikimą, tai yra kaip, nuo ko pradėti eiti. Tai visada dažniausiai priekyje būna aktyvacinės runos. Tai kenas, fehu gali būti, raido, evas, kurios aktyvuoja visą tą jau procesą. Antra runa yra pats veikimo mechanizmas. Jisai kaip, įsivaizduokit, čia, reiškia, užvedat kaip mašinoje, pasukat raktelį ir turi tas variklis veikti. Antras veikimo. Ir jau kai paspaudžiate gazą, trečias rezultatas, tada jūs ir turit gauti, mašina pradeda važiuoti. Va štai toks ir yra tų runų ir loginis procesas. Čia jokios mistikos čia nėra. Čia reikia labai gerai runų reikšmę žinoti, jų veikimo principus ir sudarinėti runas taip, kad žmogui išeitų tas veiksmas į naudą. Šiuo atveju, pavyzdžiui, sakykime, kenas, dagas, fehu. Nors va taip aš paėmiau šiuo atveju. Na ir štai kas gaunasi šias runas, reiškia susirašius. Kenas, atveria, jinai aktyvuoja, paprasčiausiai ugnis, šviesa aktyvuoja. Dagas, transformacinė runa, nauja diena, jinai visada sukasi laiku, nes tai laiko runa. Ir dar loki runa, reiškia transformacija, jinai vis laiką sukasi. Ir galutinis rezultatas fehu, gauname rezultatą kaip įgavimą, kaip pasitenkinimą, tai fehu ne tik materialinė, bet ir dar dvasinė. Čia pačios runos, jos suveikia taip, kaip ir sakiau, teisingai. Ką jos suveiks, o gal atneš jums didelį materialinį pasitenkinimą, galbūt jos atneš jums dvasinę, labai didelę kažkokią išmintį, apšvietimą, susimąstymą, taigi dvasinė materialinė transformacija. Sėkmė sociume, tai fehu gausite rezultatą, vidinis pasitenkinimas nuo kenas, nes tiesiog šviesa apšviečia. Ir tai faktiškai yra nauja kaip ir pradžia, kaip į permainą. Dagas yra nauja pradžia, permaina, nauja diena. Ir fehu paprastai yra nauja pradžia. Nauja pradžia. Viskas sena jau nusivalo ir iš naujo sukasi šitas mechanizmas. Tai štai matote pavyzdyje, kaip tai veikia. Čia yra 3 runos. 3 runos yra veikimas į rezultatą. Jos padaro rezultatą ir sustoja. Viskas. Reiškia, padaro į šitą veikimo mechanizmą, persuka, rezultatą gauna ir sustoja. Jeigu reikia vėl, sakykime, pradėti, tada vėl pradeda. Tiesiog yra toks 2 runos, sakykime. Jau 2 runos yra, sakykime, imkim šitą, 2 runos, ar ne?
gal čia taip, taip. Dvi runos. Reiškia, jau dvi runos veikia su pratęsimu, jos vykdo rezultatą ir jos visą laiką dirba. Kai 3 runos rezultatą gauna ir sustoja, o šitos veikia visą laiką, 2. Bet jos ima ir energijos. Tai ir gali iš jūsų, jeigu žmogaus, jeigu fechūrus ar užsipiešus ant kūno, jau šiek tiek veiks visą laiką, bet biškai energijos paims pradžioje, paskui užsivažiuos. Fechūrus, fizinė sveikata, jėgų pilnatvė. Galima ant kūno piešti jas tik raudonai. Geriausia raudonai visada, kas ant kūno yra. Tai vat toks ir skirtumas, kad 2-3 runos, yra daugiau runų, bet šiandien aš neminėsiu. Dar kokia dabar, imkim dar 3. Vėl 3 runos, kaip ir sakiau, čia jau veikia su rezultatu, gauna ir Fechų, Gebo, Berkana. Čia Frėjos deivės šiaip jau formulė daugiau. Tai gali būti ir pinigai, padidėjimas pinigų, nes matot Fechų materialinis dvasinis pasitenkinimas, Gebo yra dovana, sąjunga gali būti, Berkana augimas, atsinaujinimas. Reiškia, gali būti ir sąjunga, gali būti ir meilė. Čia jau, taip sakant, kas būna afirmacijoje užsakoma, pasakoma. Reikia paprastai kiekvieną runą įvardinti, ką konkrečiai jinai turi vykdyti. Bet aišku, nesakysite, kad Fechų, tai duokite man kokio nors vandens ten ar ten, kai jinai ugninė yra. Žodžiu, tai visiškai reikia žinoti runų pačių veikimo principus, stichijas, kad nepadaryti taip, kad jos visiškai nesiderintų ir viena kitą tiesiog gali gesinti arba tiesiog gali kelti konfliktinės stichijas viena tarp kitos. Tai va tokie dalykai. Dar vieną turiu, kokią čia runą, 2 vėlgi, va, tai pavyzdėliai tokie. Fechų, Kenas, labai graži tokia sąjunga šitų, tikrai vidinė įžvalga, kūryba, socialinė sėkmė, čia irgi veiks ilgai, nesustodami, kol suksis, kol jinai bus panaikinta, ar kiek veiks, kol reiškia, būna pasakyta iki kada. Bet kitas dalykas, aš čia tik tai pavyzdžius, kadangi jeigu praktika maginė, tai dar reikia ir ritualų žinoti. Tai vat šiandien aš jau daug prikalbėjau, šiek tiek apie Fechų, pasiskaitykite. Apie jos reikšmės, prisiminkite būtent šitos 3 atus, kaip sakiau, teisė į veiksmą, susivokimas ir išgyvenimas, išbandymas, susipratimas ir gauni per šitą rezultatą. Čia viskas yra logiškai, aiškiai, kaip yra pereinama viena iš kito, ne šiaip, bet kaip čia sudarytos runų eilės. Taip kad dėkoju šiandien už išklausimą ir manau, iki kito karto paskelbsiu, kai jau bus kitas kartas.